Liepos 4 dieną, 18:31, meilės, grožio ir finansų planeta Venera perėjo į Dvynių ženklą, kuriame išliks iki Liepos 31 dienos. Norėsis lengvumo, naujovių, eksperimentų su išvaizda. Rutina netenkins. Geras periodas gerinti ir palaikyti santykius su giminaičiais, kaimynais, artimaisiais, draugais, aktyviai bendrauti, susirašinėti. Esant polinkiui į neištikimybę, būtent šiuo metu, stokojant intelektualaus ryšio tarpusavyje, gražių žodžių, galimas susižavėjimas kitais žmonėmis. Tikimybė kelyje, kelionėse, susirašinėjimo metu. Tai neilgalaikė perspektyva, tik lengvas flirtas, nors palankus ryšys su Saturno planeta gali lemti ir ilgalaikius santykius. Tad linkiu įsimylėjėliams, sutuoktiniams ieškoti bendrų pomėgių, laiką leisti kartu, gerbti vienas kito pomėgius. Būtent šiandien ir Veneros jungties su Urano planeta pikas 15:45. Dar Jaučio ženkle kol buvo, prieš keičiant zodiako ženklą abiem planetoms. Urano planeta taip pat visai netrukus pereis į Dvynių ženklą. Poveikis stipriausias šios jungties yra Liepos 3-5 dienomis, o harmoningi aspektai su Saturnu, Neptūnu, taip pat ir Plutono planeta šioje programoje nematyti. Net iki Liepos 10 dienos teiks stabilumo, patikimumo, romantikos bei įkvėpimo, finansinės gausos. Tai yra atsinaujinimo, netikėtų sprendimų meilėje, partnerystėje metas. Gali būti spontaniškų pirkinių ir šokiruojančių naujienų. Bet kokiu atveju, visa, ką patirėte ar pradedate naujo jau šiomis dienomis, vėliau gali būti peržiūrima, papildoma, koreguojama. O jeigu jaučiate, kad jūsų asmeninė Venera nėra harmoninga, jūsų Venera yra Avino, Mergelės, Skorpiono ženkluose, gal turi įtemptų aspektų su kitomis planetomis, dėl to lydi nesėkmės meilėje ir ar piniguose, ypač jei jums 35-42 metai, šis periodas nuo 35 iki 42 metų, ar nuo 49 iki 56 metų, tuomet jums tikrai reikalingas asmeninis talismanas, jantra, stiprinti Veneros planetą.